Labas, aš vardu Renata ir tai yra pirmas mano video YouTube'e skirtas siuvinėjimui. Sugalvojau filmuoti savo siuvinėjimo dienoraštį ir mano tikslas tiesiog fiksuoti tai, kas man brangu, įdomu ir neša džiaugsmą. Ir tuo pačiu pasidalinti su merginom ar vaikinais lietuvaičiais, kurie mėgsta ir domisi siuvinėjimu. Noriu daugiau lietuviško kontento YouTube'e. Noriu bendrauti, noriu susitikinėti su siuvinėtojom. Bendrauti hobio tema, nes tai labai malonu ir įdomu, tai labai man svarbi mano gyvenimo dalis. O čia mano siuvinėjimas pagal schemą, kurią sukūrė Laura Sol galerija. Jis organizavo SAL tautiškumas. Tautiškais motyvais siuvinėjome nuo kovo 11 iki Liepos 6. Siuvinėjimą pabaigiau kiek anksčiau, o Liepos 6 mes baigėme šitą SAL. Noriu ir esu labai dėkinga ir labai džiaugiuosi, kad dalyvavau šitam siuvinėjime, kad teko pabendrauti su merginom ir pamatyti daug gražių siuvinių ir pasidžiaugti kartu ir matyti, kaip siužetai kartu augo, vystėsi. Labai patiko ir labai branginu tas akimirkas. Ir noriu šiek tiek papasakoti apie savo variantą šito siuvinėjimo. Aš pasirinkau siuvinėti ant juodos aidos ir pasirinkau kiek pakeisti siūliukus. Pagrindinės spalvos jos išliko, jos buvo tos, kurios rekomenduotos, bet aš dariau savo korekcijas spalvų. Labai patiko ir gavosi man, naudojant siūliukus su perėjimu spalvų, bet dabar per kamerą dar ryškiau matau, gavosi, man pavyko. Ar nepanašu, kad tai plevėsuojanti trispalvė? Pažiūrėk. Ar ne? Pažiūrėk, bangos. Lyg plevėsuojanti vėliava. Tai aš kažkaip numačiau tą efektą ir matau, kad jisai man tikrai pavyko ir tai labai smagu. Man labai patinka šita schema, man jinai labai brangi, aš tiesiog skaitau joje mūsų tautinės giesmės žodžius. Pasižiūrėkite, mūsų žydinti vienybė te žydė. Saulė Lietuvos, kuri tamsumas prašalina. O čia meilė deganti mūsų širdyse. Meilė Lietuvos. Ir įdomus raštas, taip žiūrint, tai yra tulpės. Bet jeigu žiūrėti taip, aš čia išvelgiau širdį, čia mūsų širdis. Ir gvazdikėliams aš irgi ėmiau pereinančią spalvą, tokią lyg liepsnos spalvą, kuri tą šilumą širdžiai suteiktų. Myliu Lietuvą. Labai patiko, aš taip suprantu, Laura numatė, kad tai yra mūsų neužmirštuolės sausio įvykiam atminti, tai yra labai brangu. Mes niekada nepamiršime tos kainos, kurią sumokėjom už savo laisvę. Šitas motyvas man asocijuojasi, man asocijuojasi su mūsų parama Lietuvos parama Ukrainai.
Aš čia įsiuvau vienareikšmišką palaikymą Ukrainai. Labai gražu pakeičiau čia, tiesiog paėmiau auksinį siūlą, nusprendžiau, kad šitos svarbiausios mūsų laisvės datos įsirėžusios istorijoje aukso ir išsiuvinėjau jas aukso siūlu. Šiek tiek keičiau spalvas, kaip ir minėjau. Dar prisimenu apie gvazdikėlius, jie turbūt buvo numatyti kitas spalvas siuvinėti. Pagalvojau, nepamenu atvirai, kokia buvo numatyta spalva, pagalvojau, kad raudonų tikrai nenoriu, bet man labai patinka, yra tokia gvazdikų forma salotinė, jinai vat panašiai ir atrodo. Ir aš savo čia išsisiuvinėjau mėgstamus gvazdikus. Dar prisimenu, kad iš to vietoj aš rinkausi, kaip čia, tos spalva geltona pereina, bet aš čia rinkausi kaip ir tamsesnę spalvą, lyg tai būtų žemė Lietuvos, iš kurios viskas auga, ant kurios viskas stovi. O viršui ir va šitoj vietoj rinkausi per vidurį šviesėjimą, lyg tai saulė nušvietusi būtų ir iššviesinusi šitą spalvą. Tai, žodžiu, su didžiuliu malonumu, fantazija ir įkvėpimu aš siuvinėjau. Man tai patinka, vienas mėgstamiausių mano siuvinėjimų, net, atvirai pasakius, turbūt mėgstamiausias. Tiek meilės, širdies ir visko, kas manyje yra, tiek aš čia užsiuvusi esu, o čia močiutės užklotės, atpažįstam divonų raštus. Visos merginos labai džiaugiasi šito gabalėlių semplerio. Labai fainai Laura sugalvojusi. Aš irgi čia kažką tai keičiau labiau artimo savo, bet pagrindas vis tiek išlieka toksai, kokį Laura mums siūlė. Taip kad pagrindinis motyvas visi yra išsaugoti tiesiog su mano pačios improvizacija. Aš taip džiaugiuosi, kad aš čia sudalyvavau ir turiu tokį gražų siuvinį. Labai, Laura, tau dėkoju ir labai dėkoju visom merginom už kompaniją. Labai fainai, labai patinka man šitas siuvinys. Noriu patikslinti, prisiminiau tikrai, SAL vyko nuo vasario 16 iki Liepos 6 dienos per mūsų pagrindinės tautinės šventes. Ir vasario 16, ir kovo 11, ir Velykas, ir Joninės, ir Liepos 6 mes visos merginos siuvinėtojos kartu pažymėjom, pasveikinom, turėjom galimybę bent jau Messengeryje grupėje pasisveikinom tarpusavį, labai smagu buvo, labai nuostabus įspūdis. Ir dar noriu papasakoti, kad interneto platybėse sutikau Virginijos kanalą Yellow Heart Stitches, kuri irgi labai švelniai, labai gražiai ir, tiesiog man taip artima širdžiai jos tokie pasakojimai ir siuvinėjimai su tokia tautinė nuotaika, su tautiniais motyvais. Žinau, Virginija turi ir turi parduotuvę Etsyje ir kuria schemas. Ir tai kažkokia fantastika, man taip gera, man atradimas. Labai džiaugiuosi, linkėjimai Virginija, jeigu matysi šitą video, man labai patinka tavo darbai. Tai aš iš tiesų filmuoju tam, kad susirinkčiau fainųjų siuvinėtojų lietuvaičių ratą tarpusavyje. Noriu dalyvauti, noriu kartu bendrauti, noriu, kad ruoštumėm siuvinėtojų susitikimus ir jeigu kartais merginos
ruošiate tokius susitikimus, praneškite ir man. Priimkit mane į kompaniją. Labas. Noriu papasakoti, ką šiuo metu siuvinėju. Tai, žodžiu, tai yra Riolio rinkinys su jūros arkliukais. Tokia servetėlė didelė. Pačiam rinkiny buvo įdėta Aida, lyg ir Cvaigerto, bet aš siuvinėju ant DMC balto lino maždaug 30 kaunto, man atrodo, ar 28. Rinkiny yra 3 spalvos ankor siūlų muline. Ir numatytas jisai siuvinėti pusiniu dygsniu 3 gijomis, o aš siuvinėju kryželiu 2 siūliukais. Taip, labai graži, šiaip tai graži žydra spalva, jūriška tokia. Ir jinai tokia žydra nebereikalo. Tokia. Čia yra itališka siuvinėjimo technika Assisi, kuri yra tradicinis siuvinėjimas kilęs iš Asyžiaus miesto Italijoje. Ten ir dabar siuvinėjama tokia technika. Ir jos išskirtinis bruožas yra tai, kad siuvinėjamas yra fonas. Yra siuvinėjamas fonas, o pats motyvas paliekamas neišsiuvinėtas, bet aprėminamas kontrastingos spalvos, reiškia, siūliukų bakstyčių. Adata atgautas siūlė. Bet labai simpatiška technika, įdomi, tokia nesudėtinga, nėra tikrai, ta prasme, tik tai 2 spalvos. Tiesa, Riolyje įdėta 3 balta, jinai kaip ir, jeigu šį motyvą naudoti servetėlę siuvinėti, jie ten siūlo tokį, tai ten apdoroti servetėlės kraštus, apsiūti ten tokia kaip meraškos tokiu žingsneliu tokį. Tai va, tai siuvinėju 2 spalvom, man patinka labai, žinot kas, kad Riolis taip rimtai žiūri į savo darbą, yra akivaizdu, kad ten, kad bent jau senosius tos rinkinius, senosius motyvus kūrė profesionalų žmonės, matyt, su menininko išsilavinimu, kokiu menotyrininku ar panašiai. Žodžiu, su profesionaliu išsilavinimu, kokybiški rinkiniai, man patinka Riolis. Va. Ir taip. O aš esu numačius šito siuviniu, puošiu užuolaidėlę į palėpės nedidelį langą. Žodžiu, papuoš jūros arkliukai namuką pajūryje. Bet, apie patį siuvinėjimą patį, tai vienintelį, ką galiu pasakyti, kad mergaitės guodžiasi, kad nemėgsta bakstyčių siuvinėti, tai čia jo nemažai, čia yra dalis technikos pačios siuvinėjimo, tai kam nepatinka
bakstyčių siuvinėti, tai net ir labai rekomenduodama neįpiršiu. Aš pati apie siuvinėjimą galvoju, kad svarbiausia yra tai, ką tu nori įgyvendinti. O būdai siuvinėjimo tai tik tai žingsniai iki tavo projekto įgyvendinimo. Taip kad taip kad man patinka, pavyzdžiui, siuvinėti šitą darbą labai. Pabaigiau taip bakstyčius ant antrojo arkliuko ir noriu papasakoti, žodžiu, turiu sagą ir tiesiog žymiuosi savo joje, bet pagal ją nesiuvinėju, siuvinėju pagal popierinę schemą iš rinkinio. Va čia vaizdas, kaip visas turėtų atrodyti. Neturiu viršelio rinkinio nepasiėmus, nes nesinešioju su savim. Taip. Tai ką norėjau papasakot, kad turiu sagą šito rinkinio, bet patogiau man siuvinėti iš popieriaus. Vienas dalykas, saga, kam įdomu, va. Prasme, tiesiog net nežinau, pasilieku skaičiuoti tos procentus iki galo ir nors irgi jie kaip ir nei jie kam įdomus, nei kam reikalingi. Sagą naudoju, labai mėgstu, labai džiaugiuosi, kad jinai yra ir visokios su daug spalvų. Šiandien oras labai prastas, bet pasigirsiu vaizdu per langą. Žodžiu, sagą labai mėgstu, kai siuvinėju ką nors su daugybė spalvų, o konkrečiai šitam darbui jos neprireikė. Va, bet pasižiūrėjus į procentų dalį likusią, net gaila truputį, kad jisai jau tikrai eina į pabaigą ir man liko labai nedidelė dalis ir liko čia va tas kraštelis pabaigti. Ir pabaigti bakstyčių, tą kriauklę siuvinėti baisiai graži. Žodžiu, po truputį einam į pabaigą. Pabaigiau siuvinėti kryželius, užsidarė visas kampas. Žodžiu, kryžiukais pabaigta siuvinėti. Pasimsiu šitą dalį, čia jau viskas baigta. Ir išvyniojau, perkelinėjau lankelį ir išvyniojau savo šitą siuvinį. Ir ką aš matau, kad pas mane siaubingas bekas. Ir kaip čia kitaip siuvinėjau, daug tankiau, o čia kabinau taip, kaip schemai rekomenduoja tokius ilgus dygsnius. Ir man visiškai nepatinka. Iš vis dabar galvoju, apie ką aš galvojau.
Žodžiu, tai kaip čia bloga žinia, kad teks persiūti, nes, netenkina manęs. O gera žinia, kad vakar labai pergyvenau, kad tuo jau baigsis darbas, o jisai man taip patinka. Tai netuoj nesibaigs, galėsiu darbiškai pažaisti su šitais arkliukais. Pažiūrėkit, graži kriauklė. Graži. Labas. Šiandien gavau siuntinuką su siuvinėjimo rinkinio likučiais, tokios musmirės. Ir tuo pačiu testuoju štatyvą telefonui filmavimui. Tai norėčiau atsidaryti savo ilgai lauktą siuvinėjimo rinkinuką. Apie šitą rinkinį svajojau jau tikrai keli metai, kai vėl grįžau į siuvinėjimą. Tai 2023 metais pamačiau YouTube'e, mergina pasakojo, kad pradėjo siuvinėti jį ir man jisai taip patiko. Ir patikėsit ar ne, po 3 metų aš YouTube'e pamatau video, kur jinai pasakoja, kad jinai po ilgo laiko pabaigė šitą gražų siuvinėjimą. O Dieve, aš jai iš karto rašau komentaruose, ar negalėtų į man perleisti likučių. O ji man atrašo mielai, svarstė, ką čia su jais daryti, kokioj grupėje Facebook'o paskelbti. O tai buvo mano laimė, aš tiesiog negaliu atsidžiaugti, labai džiaugiuosi. Ir galvoju susitvarkyti siūliukų likučius, susitvarkyti pačius siūliukus ir netrukus pradėsiu siuvinėti. Labai patinka man šitas rinkinys, labai patinka šitos musmirės. Pabaigiau Reolis arkliukus ant DMC Viemsilino balto. Šiandien labai kažkaip yra džiaugsminga ir šiek tiek liūdna, kad baigėsi. Labai patiko man šitas siuvinėjimas, patinka. Ir dabar ką galėčiau pasakyti, kad aš jį buvau pradėjus čia yra 28 kauntas, aš jį buvau pradėjus ir ant 32 balto Zweigarto, bet vėliau apsigalvojau ir šiaip smagu, kad pasirinkau 28, labai buvo komfortabilu siuvinėti, nesudėtinga. Gražus siužetas. Toksai Viduržemio jūros motyvas. Labai gražu. Pasiėmiau siuntinuką su mano užsakytais siuvinėjimo rinkinukais ir kitom brangenybėm skirtom siuvinėjimui. Netrukus atsidarysiu. Štai ir mano rinkinukai. Tai yra RTO našlaitės, labai gražus siužetas. Manau, kad jisai yra pagal dailininko kokį tai paveikslą, reikia pasidomėti. Labai patinka man jisai. Siūliukai Dempsey. Tada taip pat ir toksai katinams skirtas. Labai įdomus, jisai yra ant Aidos su piešiniu, siuvinėjimas ant Aidos su piešiniu, ir aš turiu šiokią tokią mintį paimprovizuoti, pažiūrėti, gal gausis, žodžiu, pasidaryti projektuką remintis šituo
siuvinėjimo rinkinius. Tada čia yra 24 siūliukai gama muline. Tokios labai tamsios vyno, gilaus vyno bordo su rudu, tokia jau spalva. Aš ją pamačiau viename iš Magic Needle rinkinukų, siuvinėjau rožę tokią ir ten buvo šita spalva. Pasiklausiau gamintojo, kas per spalva, man pasakė numerį ir man pasitaikė proga. Įsigijau, skirta bus Longdogui. Tokia jinai klasikinė Longdogui spalva, bus gražu. Ir taip, ir visa paletė Gamma Cloud siūliukų, 30 spalvų. Šitie siūliukai, jie labai fainai tinka siuvinėti pūkuotiems dalykams, gyvūnėliams, avelėms, katytėms, viščiukams ar dar kam, tiesiog kokia kils idėja. Labai jais išsiuvinėjama, paskui dantų šepetėliu ar kažkuom panašiu papūkuojamas, išsiuvinėtas dalis ir gaunasi toksai kaip kailiukas. Tai labai įdomu paimprovizuoti. Irgi turiu minčių, tikrai pat šitai mėlynai. Ir aš čia turiu tas 2 paletės, 2. Žodžiu, tai greičiausiai vieną perleisiu. Man turbūt užteks vienos. Tai vieną perleisiu. Va, kur sakiau, kokią spalvą rinkausi, tai rinkausi iš šito Magic Needle rinkinio, iš tos rožės. Aš jį patį rinkinuką gavau dovanų iš tiekėjo. Ten irgi įdomi istorija. Pati nežinau, ar būčiau rinkusis tą rožę pirkus, bet kai gavau dovanų, galvojau, ką man padarius. Ir išsisiuvinėjau tokią adatinę pasidariau. Ir kalba eina apie va šitą pačią tamsiausią spalvą. Man jinai labai patiko labai kokybė paties siūlo, labai patiko spalva. Tada parašiau Magic Needle, pasiklausiau. Mes ten labai maloniai bendravome ir iki toliai. Ir va, to malonaus bendravimo pasekoje aš ir tą rinkinį gavau dovanų. Žodžiu, ir šiaip mergaitės rekomenduoju kreiptis į gamintojus bet kokiu klausimu, kas liečia dėl rinkinių. Kiek bendravau su Latvių šitais Magic Needle ir su Estijos RTO, visi ir vieni ir kiti labai maloniai atsako, viską pateikia, visą informaciją, va kaip ir tiesiog va kaip pavyzdį ir pasakojau, kad pasiteiravau, kas čia, kokia čia spalva ir kas per siūliukai, ir man papasakojo, tiksliau atsakė, o aš pasitaikius progai įsigijau siūliukus savo kaip visai kitam darbui. Pradėjau kalbą apie siuvinėjimo rinkinių tiekėjus, tai negaliu nepaminėti Reolio ir nuostabių santykių su Reoliu. Aš karts nuo karto apsilankau Etsy ir nusiperku rinkinius, ir šitą pirkau iš Reolio Etsyje. Ir labai smagu su jais bendrauti. Irgi noriu parekomenduoti tiesiog bendrauti su tiekėju ir tuo pačiu padėkoti Reoliui už labai merginoms, kurios ten dirba ir su kuom tenka susirašinėti, už labai
bendravimą. Taip pat, kadangi jau pradėjau pasakojimą apie gautą dovanų rinkinuką iš Magic Needle ir siūliukus, kuriuos pirkau pagal šį rinkinuką. Tai va, šita spalva tikrai įspūdinga, gili, man jinai labai labai patinka. Tai pabaigsiu istoriją, kurią pradėjau pasakoti apie savo įvykius su Magic Needle. Žodžiu, Pigu.lt portale jie prekiauja savo rinkiniais ir aš ten kurį laiką atgal visai nebrangiai, ten gera kaina, nusipirkau šitas motyvus su moliūgais, o vat šitas legendinis motyvas su oranžiniais moliūgais Pigu.lt tinklapyje buvo už kažkokią tai nerealią kosminę kainą. Ir palyginus, pavyzdžiui, šitas kainavo maždaug apie 10 eurų, o šitas apie 60 ir panašiai. Ir niekaip negalėjau suprasti, kame reikalas. Paskui išsiaiškinau, kad tais pačiais rinkiniais gali prekiauti keli pardavėjai. Ir toksai Easy Shop ar panašiai tiesiog kažkokiu būdu pradeda, net nežinau, kokiu būdu pradeda pardavinėti tos pačius rinkinius kosminę kainą. Ir aš susisiekiau su Magic Needle pardavėju, Nematex ar panašiai vadinasi, tiesiog jiems parašiau tiesiogiai ir pasiklausiau, kaip čia yra, kodėl negaliu nusipirkti už tą pačią kainą, kur kainuoja ir vienas, ir kitas rinkinys. Jie po kurio laiko, tiesa ilgai užtruko, bet išsiaiškino, kad sistemoje matyt yra kažkokios galimybės sukčiauti ir tas pardavėjas Easy Shop kažką tai daro su kortelėmis prekių. Žodžiu, Magic Needle išsiaiškino, parašė man, kad rado apie 30 kortelių, pertvarkė, pataisė. Ir, ta prasme, už tą mano budrumą aš galėjau įsigyti norėtą rinkinį už 10 eurų ir tuo pačiu su tuo užsakymu gavau va šitą rinkinuką dovanų. Ir siuvinėdama va šitą rožę, aš ją rodžiau Kryžiukų namuose Facebook'e, išsirinkau nuostabią spalvą, labai graži. Tiesiog labai, net pati džiaugiuosi, laukiau projekto pradžios. Va, tokia tad turiu istoriją su Magic Needle, bet tai ne pabaiga. Lygiai tas pats vyksta, pastebėjau, ir su RTO. Šitą RTO rinkinuką rodau tam tiesiog, kad pademonstruoti. Prieš tai rodžiau, kad aš jį įsigijau, dabar noriu parodyti, kad jisai siuvinėjimas ant spausdintos kanvos ir siuvinėjama tik tai dalis katinukas ant lovos. O papasakoti apie RTO norėjau tą patį, kad tas pats pardavėjas Easy Shop kažkokiu tai būdu prekiauja ir RTO rinkiniais. Ir nustato jiems tiesiog kosminę kainą, kur galima buvo įsigyti, rinkinys, kur galima buvo įsigyti už kokių 17-18 eurų, pavirsta rinkiniu už 70 eurų. Bet kitaip negu su Magic Needle, aš parašiau RTO apie šitą reiškinį, tačiau jie
man atsakė, kad tais rinkiniais nebeprekiauja, o kiti pardavėjai turi valią nusistatyti kainas, kokias jie nori. Ir dabar mes šitam portale Pigu.lt matom tiesiog rinkinius už 70-80 eurų, nu, kažkokia fantastika. Bet dar ką norėjau pasakyti, kad tuo pačiu aš matau, kad galima nusipirkti labai neblogus natiurmortus RTO su DMC siūliukais už 10, 11, 12 eurų. Tie, kurie buvo, jie tiesiog nupiginti apie 50 ar daugiau procentų. Ir jeigu domina, tai tiesiog kviečiu atkreipti dėmesį ir pasižiūrėti tinklapyje Pigu.lt. O čia mano birželio nuotykis. Birželio mėnesį pabaigiau šitą siuvinėjimą Good Housewife schemą. Šiaip 1807 yra toj schemai, šitoje vietoje būdavo, tiksliau turėtų būti data 1807, bet aš išsisiuvinėjau savo metus, kada aš siuvinėjau. Ir dabar, reiškia, rodau aš jį dėl to, kad kaip tik va čia aš ir panaudojau siūliukus 24 gamą Cloud. Vieną siūlą, apatinį siūlą siuvinėjau toks, koks buvo rakte, o per virš, o antrą dengiau kryželį būtent šitais Cloud siūliukais. Jį reikia pašukuoti, jis čia nešukuotas, bet koks jisai malonus, pats labai malonus, pats, nežinau, siuvinys, jisai jį šitą siūlą ir liest malonu, jisai švelnutis ir pats siuvinėjimas toksai įgyja reljefą. Tai va, tiesiog jeigu ką nors domina šitie siūliukai, parašykit man. Žinai ką? Prisiminiau, ką pamiršau. Ogi pamiršau pažymėti sagoje savo baigtą siuvinėjimą. Tam jinai ir buvo skirta. Pabandykim. Tada ir pabaigtą siuvinėjimą aš persikeliu į segtuvėlį Dan. Perėsim prie kitų pagal planą. Turiu labai gražią Fridos Kahlo schemą. Liepos 6 buvo Fridos Kahlos gimtadienis. Ir manau, kad Liepa yra labai geras laikas pradėti tokią gražią siuvinį, gražų siuvinį. Esu pasiruošusi medžiagą ir siūlus, susirinkus viską, kad galėčiau siuvinėti. Ir pradėjau Liepos 21 dieną, pasidariau kelis kryžiukus mačia. O ką galiu trumpai papasakoti, kad nusprendžiau, kadangi spalvų daugybė, labai daug spalvų, tuoj pasakysiu. Ojojoj, su blendais 90, ne, solidų
90. Taip, reiškia 90 spalvų mūlinai siūlų. Tai aš tiesiog mėgstu pradėti nuo kairiojo apatinio kampo. Ir aš išsiskyriau sagoje sritį, kurią siuvinėsiu, ir tada man saga parodo, kokios yra spalvos šitoj srity atskirai, tiksliau va šitoj va vietoj. Jinai parodo, kokias naudojamos spalvos šitoj srity, o ta sritis, kuri neišskirta, yra va irgi kaip paslėpta. Va, tada iš visų paruoštų 90 mūlinės spalvų aš atsiskyriau pagal programą tas, kurias naudosiu kamputyje. Ir man nereikės, kaip čia pasakyti, su savim turėti visų siūliukų. Aš galėsiu siuvinėti ir su savim turėti tik tą dalį, su kuria ir dirbu. Taip, ir tai labai patogu. Dar labai gražus, siuvinėsiu ant Cashel. 28 kauntas, 6013 spalva, nereali lime grass, man atrodo, vadinasi, ar green grass. Tiesiog fantastiška. Turiu nedidelį, kur mažiukai longdogiukai, kada nors parodysiu, turiu išsisiuvinėjus, sausio mėnesį siuvinėjau. Tai taip taiso nuotaiką, tikrai kaip vitaminų, tiesiog kaip švieži svogūno laiškai duoda daug vitamino C. Tai kaip pradėjau siuvinėti, išsisiuvinėjau tik tai, aš net nepasižiūrėjau, kiek čia keli kryžiukai, ir iš karto pasitaiso nuotaika, žodžiu, suprantu, kad bus labai patogus ir mylimas mano siuvinėjimas. Vienas dalykas, kad tikrai labai gražus motyvas, labai išlauktas, aš jį turiu jau, ruošiausi jam turbūt daugiau nei metai laiko. Ir jisai man pakeis jūros arkliukus, lygiai taip pat taisys nuotaiką ir norėsis įsiuvinėti. Ir kuom džiaugiuosi, tai kad patogu bus ant 28 kaunto siuvinėti. Tai va tokį turiu naują startą Liepos mėnesį. Pabaigus siuvinėti Riolio jūros arkliukus, pasiėmiau pratęsti Alisos Adel kumelaitę. Pasikeičiau siuvinėjų, dabar galvoju, čia DMC 53, tas natūralaus lino spalvos, tiksliau natūralus linas DMC, čia 28 kauntas irgi. Taip, Adelė man labai patinka, aš ją kai pamačiau, iš karto iškilo vaikystės prisiminimai. Mano senelis turėjo ir dirbo su 2 arkliais, ir vienas iš jų buvo lauke, bet visiškai lyg tai būtų jos nuotrauka. Ir šiaip Alisa pasižymi labai gražiai perkelia gyvūnų vaizdus į siuvinėjimą, patinka man. Turiu dar vieną patį gražiausią žirgą mano manymu, bet apie jį mes pakalbėsim kitą kartą. O dabar, Liepa, aš noriu dar šiek tiek pasiuvinėti Adelę. Tuo labiau, kad kaip tik ruošiamės giminės susitikimui artėjantį savaitgalį, ir man jinai
primins tas vaikystės ir giminystės nuotaikas. Adelę siuvinėju tiesiog nuo planšetės iš rinkinio. Ir turiu jos sagą. Siuvinėju ne iš popieriaus, bet turiu sagą, kas yra patogu, stengiuosi turėti sagą tų rinkinių, kuriuos siuvinėju. Tai laukia malonumas. O turbūt su Liepos mėnesiu ir viskas. Jeigu dar ką nors sugalvosiu, apie tai papasakosiu kitą kartą.